30 skyrius. Betės gimtadienis. Po savaitės buvo Betės gimtadienis. Ji labai džiaugiasi, nes mama leido surengti nedidelį pobūvį. Pakviesim visus draugus iš tolimų medžių, tarė ji. Visus? Suabejojo Džo. Nežinau, ar mamai patiks ponia Skalbyklė, ponas kaip jis ten ir Pikčiurna Kaukas. Juk negalim vienus kviesti, o kitus ne, atsakė Betė. Tie, kurių nepakviesim, įsižeis. Keblus klausimas, sutiko Franė. Reikia pasitarti su Mėnulveidžiu ir Šilkaplauke. Bet mama neleido dukterims eiti su Džo. Ji pasakė, kad mergaitės turi gražiai susitvarkyti kambarį. Po galais, nusiminė Franė, turėsi eiti vienas, Džo. Paklausk Mėnulveidžio ir Šilkaplaukę patarimo dėl pobūvio. Ilgai neužtruk, nes mes pradėsim nerimauti ir nelipk į jokias neaiškias šalis be mūsų. Nesirūpinkit, atsakė Džo. Į tolumų medžių viršūnę aš nelipsiu ir nežiūrėsiu jokios naujos šalies. Nuotykių patyriau tiek, kad užteks iki gyvenimo pabaigos. Jis išėjo per užburtą mišką, nubėgo prie tolumų medžio, buvo kaitri popietė. Gyventojų pasirodydavo tik vienas kitas. Lipti į medį per tokį karštą Džo nenorėjo. Jis sušvilpė nuo medžio, lioktelėjo voveraitę ir įsmeigė į akis. Šoktelk į medžio viršų ir paprašyk Mėnulveidžio nuleisti virvę su pagalvėlė ir mane užkelti, paprašė Džo. Voveraitė vikriai nuliuoksėjo kamienu, netrukus buvo nuleista virvė su pririšta pagalvėlė. Džo apžergė pagalvėlę, įsikibo į virvę ir trūktelėjo. Ji ėmė kilti, atsitrenkdama į šakas. Kilti buvo smagu. Džo pamojavo Pikčiurnai Kaukui, sėdinčiam prie namelio. Šis nustebęs įsistebėlėjo į Džo, o pažinęs nusišypsojo. Pelėdas miegojo. Ponas kaip jis ten iškart pabudo ir išsigandęs išgriuvo iš krėslo, kai jam prieš akis oru praskriejo Džo, daužydamasis į šakas. Pamatęs, kad čia Džo, jis taip apsidžiaugė, jog nuvirto nuo šakos tiesiai ant prikaistuvinio, kuris snaudė krėslį kiek žemiau. Ai, išsigando prikaistuvinis, kas atsitiko? Ko tu ant manęs šokinėji? Aš nešokinėjau, ėmė teisintis kaip jis ten. Žiūrėk, aš nereikiu, įsižydė prikaistuvinis. Ko čia dabar nerimsti? Žiūrėk, ten Džo, paaiškino kaip jis ten. Kur? Paklausė nustebęs prikaistuvinis ir apsidairė. Žinoma, tuo metu Džo jau buvo dingęs iš akių ir juokėsi iš kaip jis ten ir prikaistuvinio. Kaip jis ten vėl įsitaisė krėslę ir užsimerkė. Netrukus Džo jau beveik pasiekė Šilkaplaukės duris. Vėl išgirdo jo knarkimą. Jis tikėjosi, kad Šilkaplaukė pamatys jį ir ateis pas Mėnulveidį. Apie ponios Skalbyklės pamuilės jis pamiršo. Bet šį kartą vanduo užliejo ne Džo, o vargšą kaip jis ten, kuris susapnavo, kad iš valties įkritęs į jūrą. Šilkaplaukė pamatė jį ir pamojavo. Ji to jau pat užsiropštė pas Mėnulveidį. Kai ji ėjo, Džo kaip tik stojosi nuo pagalvėlės. Sveikas, apsidžiaugė Mėnulveidas ir Šilkaplaukė jį pamatė. O kur Betė su Frane? Džo jiems viską papasakojo apie Betės gimtadienį irgi. Ir paaiškino, kad jie negali nuspręsti, kiek žmonių pakviesti. Mes norėtume, kad ateitų visi tolumų medžių gyventojai, tarė Džo, bet mamai kai kurie tikrai nepatiks. Ką daryti? Žinau, džiaugsmingai suplojo rankomis Šilkaplaukė. Kitą savaitę į tolumų medžių viršūnę atkeliaus gimtadienių šalis. Kiekvienas per savo gimimo dieną gali keliauti tenai ir iškelti puotą visiems draugams. Prašmatniausia puota. Kai gimtadienių šalis atklydo čia praėjusį kartą, gimtadienininkų tarp mūsų nebuvo, todėl užlipti į tą šalį negalėjome.
Bet šį kartą galėsim, nes Betė turės teisę pakviesti, ką tik nori. Skamba gražiai, pakraipė galvą Džo, bet aš nelabai noriu vėl lankytis kažkokioje keistoje šalyje. Mes amžinai įkliuvom į bėdą. Iki šiol pavyko išsisukti, bet galim ir nudegti nagus. Ne, gimtadienių šalyje negali ištikti bėda. Iškart pasakė Mėnulveidis, tai nuostabi šalis. Turit ją aplankyti. Tokios spragos pražiopsot negalima. Gerai, atsakė Džo, nes širdies gilumoje troško nuotykių. Grįžęs pasakysiu seserim. O mes pranešim visiems medžio gyventojams ir ponui žandeniočiai su elfais, pažadėjo Šilkaplaukė. Juk Betė norėtų, kad visi ateitų, tiesa? Žinoma, atsakė Džo. O mums ką daryt? Paruošti valgių ar dar ką nors, iškepti pyragą? Franė ruošėsi kepti Betė tortą. Nereikia, atsakė Šilkaplaukė. Gimtadienių šalyje bus viskas, ko reikės. Mums nepaprastai pasisekė. Tik įsivaizduokit, gimtadienių šalis atklis į tolumų medžių viršūnę kaip tik per Betės gimtadienį. Betės gimimo dieną, trečiadienį, tarė Džo. Tada ir ateisim. Dabar einu namo, pasakysiu seserim. Pažadėjau ilgai neužtrukti. Gal nori burbulinių tasiukų, paklausė Mėnulveidis. Dėkui ne, atsakė Džo. Noriu sprogučio. Visi sužiomojo po kelis spragučius ir dar sykį prisiminė kova su babaušiais. Dabar tikrai turėsiu eiti, tarė Džo ir atsistojo. Jis išsirinko raudoną pagalvėlę, atsisveikino su Šilkaplaukė ir Mėnulveidžiu ir nučiažė šliuožinę žemyn. Pamanė, kad važinėtis šliuožinė galėtų kiaurą dieną. Tai buvo gera. Jis išlėkė pro dureles apačioje ir nukrito ant samanų. Tada atsistojo ir nubėgo namo. Mergaitės apsidžiaugė, kad jis taip greit grįžo. Išgirdusias naujieną apie gimtadienio šalį, labai nudžiugo. Tai pasisekė, tarė Betė ir iš džiaugsmo paraudo kaip agona. Įdomu, kas ten vyks, kažin, ar tortai bus? Žinoma, atsakė Džo, ir daug kitų gerų dalykų. Gali neabijoti. Reikia pasakyti mamai, tarė Franė. Ji gali mus neišleisti, bet mama išleido. Turbūt draugai tiesiog sumanė iškrėsti jums pokštą, gimtadienio proga, tarė ji. Galit eiti, jei norit. Mūsų troba per maža dideliam pobūviui. Apsivilksiu gražiausią suknelę, svajojo Betė. Ta, kurią mama nupirko praėjusią savaitę su mėlynu kaspinu. Bet mama pasakė, kad neleis jai vilkėtis tos suknelės. Ne, griežtai tarė ji, visi eisit švęsti senais drabužiais. Puikiai prisimenu, kokie parėjot, kai jūs išsivedė tas keistolis prikeistuvinės. Kitą trečiadienį gražiai apsirengti neleisiu. Betė vos nepravirko. Mama, kaip aš eisiu švęsti gimtadienio senais drabužiais, tarė jie. Mama ją nusileido. Arba jie eina švęsti Betės gimtadienio senais drabužiais, arba neina visai. Gana kalbos. Nežinau, ką apie mus pagalvos draugai, pamatė, kad atėjom į gimtadienių šalį senam drapanam, niuriai tarė Džo. Net eit nebenoriu. Bet trečiadienio rytą jie galvoja kitaip. Vis tiek eis, tegu ir senais drabužiais. Greičiau, ragino Džo, laikas eiti į gimtadienio šalį.